Ką tik pabaigiau antrą Modern Folk Embroidery salo juostą ir norėjau parodyti abu jau baigtus elnius. Taigi, taip sakant, buvo taip. Buvo stebuklingas sodas, kur vienu metu ir pumpurėliai, ir gėlytės žydi, ir ogytės bręsta. Jame buvo daug bičių, jos turėjo savo avilį, gyveno sau ramiai ir nieko netrukdė. Bet vieną dieną pro tą stebuklingą sodą ėjo du elniai. Tie elniai buvo tokie labai savotiški. Nu, su gražiais ragais, su riestom ilgom uodegom, bet kažkokie neaiškus. Ar gėlininkai, ar žolininkai. Nes va, vietoj akių gėlytės, ant šonų gėlytės. Taip sakant, uodegos verbom stoja. Ir tie elniai lindo į tą sodą ir bitės jos pradėjo pulti. Ir nežinau, kurie labiau nustebo, ar bitės, kad čia tokie elniai žolininkai, ar elniai, kad sode gali būti bičių. Tai va, tai čia viena iš didžiausių yra pasaulio paslapčių. Šiandien po ilgos pertraukos pasėmiau pasivinėti savo juodojo siuvinėjimo darbelį Blackworko, kurį siuvinėjau pagal 16 amžiaus pavyzdį, interpretaciją, ne kopiją. Ir siuvinėjau šilku ant lino ir kiekvienam elementui parenku vis skirtingą raštą. Tai dabar siuvinėjau šitą gvazdiko lapelį ir jį siuvinėjau raštu, kuris yra šitam pumpurėlyje. Tai išsipiešiau visus raštus iš šito pavyzdžio ir dabar vis kažkokį išbandau. Tai šilku dar bus siuvinėjami šitas ir šitas lapelis, o visi kiti likę tarpeliai ir čia burbuliukas bus siuvinėjami metalizuotais siūlais. Štai visos šilkinės dalys ir išsiuvinėtos. Kaip matote, kiekvienam lapelį yra vis kitas raštas, o su metalizuotais siūlais siuvinėjant irgi žiūrėsiu, galbūt pavyks irgi kiekvienam tam plotelėje, kurie yra likę, irgi vis kitą dygsnelį išbandyti. Pasidalinsiu, kaip man sekasi siuvinėti metalizuotais siūlais savo pavyzdėlį pagal 16 amžiaus Blackwork siuvinėjimą. Tai juodai siuvinėjimą šilku ir su metalizuotais siūlais, greičiausiai auksuotais arba aukso, sprendžiant pagal išlikimą. Tai pasidariau pirmą pavyzdėlį su šitais siūlais, sekdama pavyzdžiais, kurie yra šičia. Čia yra toksai kaip ir drobinio pynimo imitavimas. Tai irgi pasivinėjau trupučiuką ir vis tik tai nusprendžiau, kad šitas siūlas yra per plonas ir nelabai man patinka. Tai šiandien susiradau storesnį siūlą, tokį, kuris yra standesnis. Ir kitų dygsnelių pasivinėjau šičia. O iš kur pasėmiau šitą idėją? Ogi aišku iš pavyzdžio šito, nes tokį dygsnelį yra čia pasivinėta, čia įvairiausiose vietose. Ir dabar man lieka tik tai nuspręsti, kad kaip čia, ar tankesniu dygsneliu siuvinėti, ar stambesniu. Aš manau, kad stambesniu reikia, tai reiškia, kas 2 siūlus keisti, daryti dygsnelį ir tada, kad jis eitų taip tokiom organiškom linijom, kaip pavyzdį. O šitą tada išardyti ir persiuvinėti. Aišku, šitą irgi išardyti ir persiuvinėti. Tai šitam lapelį bus šitas dygsnelis, šitam šitas. O šitam lapeliui bus, tai pradėsiu šitas dygsnelis. Ir dar bus šitas burbuliukas
va čia. Na, o kaip man seksis, tai toliau pamatysim. Štai ir baigtas juodojo siuvinėjimo darbelis. Juodojo ir aukso siuvinėjimų, turbūt būtų galima taip pasakyti. Tai juodų šilku ir metalizuotais siūlais. Iki auksinių siūlų dar, kaip sakoma, nedaugau, bet dar viskas prieš akį. Ant mano pačios dažyto lino. Ir vat toks rezultatas. Tai irgi pavyko padaryti, kad lapeliai ir šitie būtų vis skirtingais raštais. Tai čia šiuo atveju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jau to blackworko arba juodojo siuvinėjimo raštai. Ir 3 dygsneliai metalizuotais siūlais. Buvo planas šį čia daryti kitokį dygsnelį, bet negražiai gavosi, tai išradžiau ir persiuvinėjau tokiu pačiu kaip šį čia, tik tankiau. Šiaip realiai šitas, kur tankiau ir šiek tiek šleiviau, čia irgi galbūt geriau matysis, artimesnis originalui. Jeigu mes pažiūrėsim, tai originalas irgi taip labai gan tankiai išsiuvinėti šitie yra. Pas mane rečiau. Tai tai šitas. Bet aš pagalvojau, kad šitą ir tokį retesnį paliksiu. Čia, man atrodo, jam visai tinka. Šitas pinimas. Jis toks irgi, toks biški per gražus. Per tvarkingas. Palyginus, kur čia. Ar matysis. Taip, čia plauk. Tarkim, šičia arba šičia. Irgi jis, kitaip guli šitie siūliukai. O pas mane taip jau toks, kaip skobi, toks ne visai taip guli siūliukai, bet irgi kol kas bent jau šiuo momentu. Taip ir paliksiu, gal kai kita jau kokį didesnį darbelį siuvinėsiu, arba net jau tokį, ne tik kaip pavyzdį, bet ir jau kaip čia, drabužio dalį. Tai pamėginsiu dar kažkaip kitaip. Arba aišku, gal kai jis neištemtas, kitaip atrodys. Nesmė. Bet šitas bandymas tokio istorinio siuvinėjimo, manau, yra visiškai labai gerai pavykęs. Parodysiu dar tik tai. Išverčiau dygsnelius. Tai čia siuvinėjau visur kas 2 siūlus. Išskyrus šitą lapelį kas 3 siūlus. Ką daryti, kai turi tinkamo dydžio rėmelį, bet rėmelis yra netinkamos spalvos? Ogi, žinoma, paimti jį ir nudažyti. Kuo aš dabar ir užsiimu. Tai turėjau likutį nuo žalių dažų durim, kurios buvau sumaišius, įmečiau truputėlį baltų, truputėlį ochros ir pirmas sluoksnis jau yra. Dar nežinau, ar dėsiu kokį nors kitos spalvos antras sluoksnį ir darysiu sendintą. Bet tai jau išsiaiškinsim, kai nudžius. Dėkoju.
pakotiukas. Ką gali veikti siuvinėtoja, kai nesiuvinėja? Vasaros sezonu. Ogi žinoma galvoti apie daržą. Tai ką konkrečiai aš darau su katinų priežiūra? Pukelį, pasakyk labas. Sakyk miau. Ten miau pyptelėjo. Kas čia? Ridikutis pyptelėjo. Taip. Tai va. Ridikėlio bendravardžiai. Tai pukelis, taip sakant, visiškai palaiko, kad reikia sėst žirnius, pavyzdžiui. Tai aš čia dabar ir atsirinkinėjau veislės ar daržovės. Žirniai mano. Žirniai yra mano. Atsirinkinėjau veislės ir daržovės, kurias dar galima sėti. Arba kurias bus galima sėti rudenį. Kad irgi išsirašiau to ir tada atsirašiau tas, kurias bus galima sėti tik jau pavasarį. Tai va. Tai irgi, tai ką sėsiu, tai pavyzdžiui, mangoldų sėsiu, ridikėlius, agurkų jau nebe. Sėsiu ankstyvus visokius burokėlius, ankstyvus žirnius, kurių bus galima dar kartą, ten visokios salotas. Šitų pupelių raudonžiedžių jau nebesėsiu, nors ką mums čia pasakoja, per kiek aš čia šilom neatsparios, tai jo, tai čia per porą mėnesių užauga. Tai irgi tada paliksim kitiems metams šitas. Visokių ten petruškių, mūsų šitos visokių špinatų pasėsim, kurie irgi greitai auga. Kokie šitie. Čia yra ankstyva. Per kiek laiko įdomu, jie čia subręsta. Iš principo irgi dar galima, dabar dar galima pasėti, kad būtų rugsėjui. Špinatus pasėsim. Taip, šitų, manau, galim pasėti. Bergold, tai labai pasiteisinę. Mano viena mėgstamiausių šparaginių pupelių veislių. Tai vat tokios daržo naujienos. Šitos mangoldus labai noriu pasisėti, nes labai gražiai atrodo. Patisonų jau nesėsim, nes jam reikia jau, taip sakant, daugiau. Tai kitiem metam morkų gal rudenį nebensėsim. Bet vat tokie reikalai. Ir visiškai iškritęs katinas. Taip, pukelį. Taip. Dabar siuvinėju nedaug, bet vis tiek šį bei tą pasiuvinėju. Tai norėjau pasirodyti, pasidalinti, jog jau pabaigiau šito Fox & Rabbit samplerio paskutinį elementą kraštinį. Iš krašto, kuris eina, rėmina. Tai tada liko tik tai 2 elementai iš siuvinėjimo. Tai čia bus toks vainikėlis, o šitoj pusėje bus didelis toks augalas vazonė, kurį jau turiu pradėjus siuvinėti ten. Ten kažkur yra viršui. O iš naujų ir ardytų, nes tą vainikėlį, kur buvau išsiuvinėjus, išardžiau, kadangi pritrūko mano likučio siūlo. O kai jau būtent pusę vainikėlio išsiuvinėta, kažkokį kitą jungti, kažkaip nei šis nei tas. Pavyzdžiui, kai yra šitie tokie elementai, tai aš čia kraštas siuvinėjau viena spalva, šitos kita spalva, šičia po pusę elemento 3 spalva ir viduriukus 4 spalva. Kad jos harmoningai dėrėtų. Čia irgi, man atrodo, gal 3 spalvas naudojau arba 2. Dabar nebeatsimenu. O vainikėlį tai vis tik tai siuvinėsiu viena spalva. Tai čia nutiko konkrečiai su šito elementu toks labai įdomus dalykas, kada aš pritrūkau tamsesnės melsvos spalvos siūlų. Iš savo likučių, nes kadangi visą šitą projektą
idėja yra susivinėti likučius, o aš kraštinius elementus praktiškai visus siuvinėju ne į baltą pusę, ne ta melsva, kur į baltą pusę, nelabai šviesia melsva, o vos tamsesnė, arba jų kombinacija. Tai prisipažinsiu, va šitam krašteliui aš jau paėmiau iš savo pilnos DMC paletės, parinkau vieną melsvą spalvą, kuri yra jau naujas, visa gija naujų siūlų. Tai čia, taip sakant, ne 100% iš likučių siuvinėtas. Jeigu kam tai buvo svarbu. Galit pamėginti atspėti šitos eilutės ir pukelio, ką aš čia tokio turiu pradėjus siuvinėti. Kaip matot, nauji pradėjimai be pagalbos neapsieina. Pasirodau su pirmos dienos rezultatu savo naujojo pradėtuko. O dizainas yra Shepherd's Bush, Gather Towers. Tai yra valandos, kurias mes praleidžiam, ir čia yra tokia graži sentencija. Kad, jeigu toks laisvas vertimas, kad šitie švelnūs siūlai yra lyg gėlių vainikai, gėlių vėriniai, kuriuos aš surinkau tam, kad, kaip čia, lietuviškai negražiai skamba, užpildyčiau savo valandas. Jeigu geresnį vertimą sugalvosite, tai pasakysiu paskui. Tai va, tai čia šitas toks apvalus dizainas, irgi siūlo apipavidalinti į dėžutę. Čia eina DMC siūlai ir 3 rūšių karoliukai. Ir taip pat yra dar 2 papildomi dizainai, tai toks apvalus su avytėm ir su jau tokiais aviganiukais, su žvaigždžių gaudytojais, kaip aš pasakyčiau. Va. O tai aš per šiandien išsiuvinėjau centrinį motyvą, tik nepilną. Tai va, viena gėlytė ir jau visas tos vijoklius. Tai liko išsiuvinėti visas gėlytės ir karoliukus. Bet tai irgi labai smagiai siuvinėjasi. Irgi apvadai, tai čia nėra sunkus, praktiškai blackworko principu. Pirmyn atgal važinėjusio, bet labai gražu ir labai elegantiška. Trumpas ekskursas po mano naująjį šiltnamį su prižiūrėtojais mažaisiais. Tai čia yra 5 pomidoriukai su visokiais baziliskais. Čia yra agurkai. Ir čia yra agurkai. Tai nekreipkite dėmesio, kad daugumą matote eglių šakas. Vakar apginėjau egles 2. Ir susmaikščiau, kad neateitų pagulėti kailinėti agurkai. Tai va tokie reikalai. Čia dar yra šitų jurginų. Kodėl jie čia? Todėl, kad aš buvau jos pasodinus, bet jos vis nugrauždavo sraigės ir šliužai. O vazonuose kažkaip nenugraužia. Tai vis tiek, gal spės dar pražysti iki rudens. Tai va, tokie reikalai šiltnamio. Čia vadinasi, man reikėjo kažkur pasodinti moliūgus ir cukinijas. Tai čia va, prie eglių fono yra toks kalnas, buvo tiesiog žolė apžėlęs varpučiais ir ten tokiam šiukšliam nubertas. Ir aš kažkaip man sušvietė, kad ant jo reikia pasodinti moliūgus, nes čia jie, tipo saulės dar yra, jie čia gali sau skleistis. Ir kai pradėjau kast, pamačiau, kad jis toks molinis, tai čia vat, matyti jau kaimynai kaip pylė, tai ir molį ir supylė iš savo sklypo. O čia pas mane daugiau priesmėlis. Ir
ir pagalvojau, kad moliūgam, kam, o jau moliūgam sakinėjom, molės, priemolės jiem tikrai jau patinka. Tai va taip netyčia, tai čia atsirado krūmelių, čia visokių vilkdalgių, vienas bijūnas, tenai rūgtis didžioji, va ten stypta tokia vieniša, dabar mažytė ten šaknis didelė, melsvė su likusiais 2 lapais, kitus nukirpau, kurie buvo tokie ne kažkokie. Tai va, žiūrėsim, kaip čia viskas gausis. Gerbiamas ekspertė, ką jūs galėtumėt pasakyti mums šito klausimu? Ką? Ekspertas pritariamai tyli. Štai va siuvinėjimų ir gėlių apsuptyje supratau, kad yra laikas ištraukti praėjusio mėnesio schemos laimėtojus. Tai yra Delmono sodai schema ir sulaukiau 4 atsiliepimų, komentarų, labai išsamių, labai įdomių, kas iš mūsų tautinio kostiumo kam labiausiai patinka. Tai buvo ir juostos, ir Mažoji Lietuva, ir Žemaitija, ir prijuostė. Tai čia vat 4 komentarai ir tuoj viską ištrauksim ir žiūrėsim, kas laimėjo. Taip, 1, 2, 3, opa. Nu ką? Taigi laimėjo Agnė, jos kanalo pavadinimas yra AZ219. Tai Agnė, parašyk man kur nors, ten ar į Facebooką, ar į Instagramą, kur tau atsiųsti schemą ir atsiųsiu. Taip, o kadangi Liepos mėnesį buvo mano gimtadienis, tai aš manau, kad yra gal nebloga proga padovanoti kažkokią riebesnę dovaną nuo savęs. Ne vieną schemą, o leisti žmogui, kuris laimės, kad ir jis galėtų pasirinkti, kokią jau nori gimtadienio dovaną iš mano EC parduotuvės. Tai bus nuolaidos kodas su tiek procentų nuolaida, kiek man sueina metų. Užuomina man sueina daugiau negu 15. Tai nuolaida bus tikrai labai nebloga. Ir pakviesiu pasidalinti, o ką jūs mėgstate gauti per gimtadienius. Be akivaizdžiai siuvinėjimų dalykų. Gal gėlių, gal susitikimų, gal kvietimų, o gal vis tik tai yra tie siuvinėjimo reikaliukai mūsų mėgstamiausi. Pasidalinkit.